čia. Čia jau buvo remontuota, lygtai dar ne kiaurai. Čia ne kiaurai. Čia kiaurai. Baisusis lonžeronas. Irgi kiauras. Čia kur pailnių ten yra. Čia bus daug daugiau darbo nei atrodė. Sveiki, aš esu autoagitatorius Marius, o šiandien tęsime Renault virinimo darbus. Ir praeitą seriją mes pabaigėm su keleivio pusės priekinė dalim. Tai dabar leiskime į vairuotojo pusę, kur papasakosiu, kaip užvirinau tą sparną. Šiek tiek trumpai apie skyles, kurios yra identiškos ir veidrodinės keleivio pusiai. Kalbu apie šitą, lonžeronas. Ir kai kurios yra netokios identiškos. Visa šita struktūra. Šitas slenkstis. Pamiršau paminėti šį įdėklą. Na, ten jau apdulkėjus senoji pusė. Lygiai taip pat kaip ir anoje pusėje, uždėjau remontinę dalį, po truputį ją prikabindamas pjoviau per abidvi skardas. Ir štai senasis gabalas. Tuomet iš lėto privirinau visą dalį, nušlifavau ir ėjau virint kitų skylių. Na jo, šita vieta buvo dar, sakyčiau, gana paprasta ir lengva, bet toliau lendant gilyn į šitą rūdžių mišką viskas ėjo tik tai blogyn, visas šitas kampas. Pradėjau nuo sąlyginai paprastos lonžerono skylės, kuri buvo slankstyta dar nuo kelimo turbūt, ištiesinau, nugruntavau, įvirinau naują gabalą. O po to reikėjo labai gerai pasukti galvą, nuo ko, kur čia ką pradėti. Tai štai kokio didumo ta neviltis. Žodžiu, žiūrint iš vidaus, matosi, kad dabar pakrapšius traminis stulpas tiesiog plūduriuoja. Tai kadangi tai yra struktūrinė dalis, čia matyti slengstis, čia susijungęs slengstis su tuo pseudo lonžeronu, gaunasi jam atrama. Skysta, bet tokia jau gamyklinė. Tai mano planas yra pabandyti atkabinti šitos sustiprinimo taškus, nes čia bus labai sudėtinga perdaryti šitą vietą, kad bent jau panašiai gamykliškai atrodytų dėl šių įvairių lenkimų. Kadangi ir čia parūdyja, tai kodėlgi neišpjovus tokio gabalo. Ir bandyti jį tada pakišti po juo, per naujo įvirinti čia ir tik tada tęsti įprastus darbus. Na, ką daryti su visom šitom rūdim, kur irgi kiaurai eina?
džiaugiuosi, kad pradžiai tą skylę pasilikau, o neužvirinau pirmąjį kaip aną kartą, kad galėčiau padaryti šitos pusės įdėklą, ar kaip jį pavadinti, bet niekas nėra lengva, visada naujienos, o naujienos tai turiu menį daugiau rūdžių. Na, galvoju, kaip čia geriau išspręsti šitas dvi bėdas. Tai gal tarpinis variantas būtų sujungti vieną siūlę tiesiog su šia linija ir tai bus viena siūlė mažiau. Na, biškį sufeilinau. Tai net čia bulgarkė nuvažiavo. Kažkaip taip jau išėjo. Planas B. Taip turbūt reikės didinti tą lopą, kol žodžiu. Bandom vėl. Na, piktosios rūdies jėgos kol kas suvaldyta šitoje vietoje, bet tikrai bus ką pašpakliuot. Na, turbūt neišvengiama. Bet gal ir geriau negu buvo. Net prisėdau šiek tiek į vairuotojo vietą prisiminti bent iš dalies, kodėl aš tai darau, nes labai dažnai imu pamiršt tiek tų darbų. Tikrai norisi